Šiandieną mano žmona uždavė man klausimą ir jis privertė mane susimąstyti. Kaip tu galvoji, kodėl mano mama tave taip myli ir gerbia? Ir aš pabandžiau ieškoti atsakymo, bet nesugalvojau. Tuomet aš pasakiau, atsakymą žinau aš, nes matau tavo elgesį kaip stebėtoja iš šono. Kiekvieną šventę, mano gimtadienį, kalėdas ar kitokios progos, mano vyras mano mamai visą laiką dėkoja už mane, kad ji mane pagimdė, išaugino tokią, kokia esu šiandien. Nes tik jos dėka esi tu šiame pasaulyje. Tuomet paklausiau aš jo, kaip tu galvoji, kodėl mano santykis su tavo mama yra toks geras ir teisingas, ką aš darau teisingai? Galbūt tu myli mano mamą taip kaip savo mamą. Todėl tarp mūsų nėra konkurencijos. Bet pagalvokit, čia moterim labai svarbu. Kai moteris pradeda konkuruoti dėl savo vyro meilės ir laiko mamai, jos tampa kaip dvi moteris konkurentės. Bet reikia priimti vyro mamą kaip savo mamą, nes be jos neturėtum savo vyro. Vyrai, o jūs ar priimat savo moters mamas taip kaip savo mamą?